Sveiki, su jumis Aurimas apie derybas iš mašinos galo. Tai kągi, galima bendrauti toliau. Vienas iš manevrų, kaip galima gauti nuolaidas iš kitos pusės, tai yra užuominomis pasakyti, jog kita pusė nėra teisinga arba nėra teisi. Tai kas tai yra? Na, bet kuriuo atveju teisingumas yra subjektyvus dalykas. Tai yra, požiūrio klausimas. Jūs galite netiesiogiai esmė išsakyti, kad jie klysta ar panašiai, bet, išreikšti tam tikras abejonės, nepritarimus, kaip sakau, pamykimus arba atkartoti tai, koks jų pasiūlymas buvo, tais pačiais žodžiais, klausiamąją nuosaką. Atkartoti tai, koks jų pasiūlymas buvo, tais pačiais žodžiais, klausiamąją nuosaką. Ir tokiu būdu gaunate kitai pusiai, tokį kaip ir parodymą, jog jūs nepasitikite jų pasiūlymų. Tai iš principo parodyti, jog kita pusė nėra teisi arba jų pasiūlymas nėra teisingas, tai jau sukuria galimybės jums gauti geresnės sąlygas. Taip paprastai, bet yra žmonės vieni altruistai, kiti egoistai, tai reikia atkreipti dėmesį į tai, ar tas žmogus yra linkęs duoti. Ir jeigu, pavyzdžiui, egoistas jis nėra linkęs duoti, tai labai būtina išreikšti savo nepasitenkinimą. Altruistai dažniausiai duoda daugiau negu egoistai, dėl to, kad jų toks būdas. Tiesiog. Taip pat kita gera taktika yra pasyviai agresyvi metodika, tai yra uždavinėti tuos pačius klausimus pašnekovai. Ta patį per tą patį. Tiesiog uždavinėti ir pašnekovas ilgainiui pavargsta ir duoda viską, ko norite. Ne taip, kad čia bus su visais ir visada, bet čia tokia yra psichologinė nervų ištampymo arba psichologinės energijos išeikvojimo taktika. Vien tam, kad kita pusė pavargtų ir nusileistų. Juk esate girdėję, kaip ginčia, imk tu ten, ko tau reikia ir tik tai varyk iš čia. Tai čia iš tos serijos, būtent per tuos pačius pasikartojančius klausimus. Tai, reikėtų tiesiog susidurti su kažkokia aplinkybė, kur kita pusė turi išdėstyti jums kažkokią informaciją, poziciją ar reikalavimus ar panašiai ir vis paprašyti patikslinti tą patį per tą patį ir tokiu būdu, tai nereikia daug kartų naudoti, tai 3 kartus maždaug pakartojus jau pakankamai galima suerzinti kitą pusę, nes jinai tampa irzlesnė, reikia energijos, reikia apsvarstyti žodžius, o jūs galite tiesiog apsimesti, kad pasitikslinat ir tiek. Tokiu būdu, taip ištampydami nervus, įgysite pranašumą, kita pusė pavargs, ir jūs gausite tam tikrų taškų privalumų derėtis toliau procese. Čia toks įdomus faktas, jog žmogus greičiausiai yra vienintelis gyvūnas, kuris derasi. Kiek klausimas, kiek dar gyvūnas, bet, iš tikrųjų vienintelis toksai ant mūsų žemės, kuris derasi. Ir reiktų atkreipti dėmesį, kad žmogus reaguoja į savo gilias baimes, poreikius, suvokimus ir troškimus. Tad jeigu jūs žinote, ką kita pusė, ko trokšta arba ko nenori, jūs tai galite patraukti arba pasiūlyti, šiek tiek naudoti
grasinimo poziciją, jog to negaus, ko siekia. Jeigu, aišku, pas jūs yra galios pusiausvyra, jūs vienintelis tai turite ir galite pasiūlyti kitai pusiai, galite tokiu būdu manipuliuoti aplinkybėmis ir nebūtinai suteikti kitai pusiai tai, ko jinai nori, arba bent jau derybų etape informuoti, kad gali to ir negauti, jeigu nepavyks su jumis susitarti. Ir toks bendras svarbus aspektas, kas padeda derybose, tai gili emocinė stiprybė. Būtent apsisaugoti nuo tokių prieš tai minėtų taktikų, kad prieš jūs nebūtų panaudota. Taip pat taktinės psichologinės įžvalgos. Tai psichologiniai aspektai jums derybose tikrai padės ir emocinė stiprybė taip pat derybose jums padės. Šiuos įgūdžius galima mokintis įvairiose knygose, literatūrose, skaitant, žiūrint video, YouTube įvairias paskaitas, edukacijas, taip sustiprinant žmogaus savo įgūdžius apie žmogaus veikimo, psichologinius, emocinius aspektus. Tai va. Tokie keli paprasti patarimai apie tai, kaip galima pagerinti savo derybų įgūdžius. Jei turite klausimų, užduokite. Taigi, dėkui, kad skiriate laiko savo kompetencijoms. Su jumis buvo Aurimas ir iki kitų kartų. Ir pažiūrėkim, kokį vaizdelį mes čia turime. Įdomus dangus, kažkoks toks suraitytas.